Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha
Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajjana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajjana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Taip, šiandien skaitome Šrimad Bhagavatam 4 giesmės 28 skyriaus 18 tekstą. Lokantaram gatavati mayanatha kutumbini vartisyate katham tveshtsasha balakan anushochati. Matote? Lokantaram gatavati mayanatha kutumbini vartishyate katham tvesha balakan anushochati. Vertimas pažodžiui. Loka antaram, į kitą gyvenimą. Gatavati maji, kai iškeliausiu. Anatha, netekusi vyro. Kutumbini, šeimos narių apsuptyje. Vartišyate, išgyvens. Katham, kaip, tu, tuomet, Eša, ši moteris, Balakan, vaikų, Anušočati, bėdojanti dėl. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras Šrila Prabhupada Ki Jai. Karalius Purandžana nerimavo, žmona liks su tokiu dideliu būriu vaikų, kaip ji viena juos išlaikys, kai aš paliksiu kūną. Ja nuolat kankins mintis, kaip išmaitinti šeimą. Komentaras. Karaliaus mintys apie žmoną liudija, kad jis per daug galvojo apie moteris. Dorovinga moteris paprastai yra klusni žmona. Vyras prie jos labai prisiriša ir prieš mirtį nuolat apie ją galvoja. Karaliaus Purandžanos pavyzdys akivaizdžiai parodo, kaip tai pavojinga. Kas atėjus mirčiai galvoja ne apie Krišną, o apie savo žmoną, tas negalės sugrįžti namo atgal pas Dievą. Jis gims moterimi ir atvers naują gyvenimo materialiajame pasaulyje puslapį. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
svayam rupa kadamahyam tadati svapadantikam vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahatkana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taigi šiandien skaitumėm 4 giesmės 28 skyriaus 18 tekstą. Ir čia rašoma, kad karalius Pranjana nerimavo, kad žmona liks su tokiu dideliu būriu vaikų. Ir iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, koks Pranjana toks nesavanaudiškas, negalvoja apie save, ar ne, galvoja apie žmoną, vaikus, bet tai iš tikrųjų yra kvailystė, nes čia yra tik kūno koncepcija, kad aš jau baigiuosi, o jie dar ne, ir kaip jie išgyvens. Bet kaip gali išgelbėti kitus, jeigu negali išgelbėti savęs. Ir jisai čia kaip ant mirties slenkščio. Ir mes bijome, kad kūnas pasibaigs. Kūnas vis tiek pasibaigs, tačiau siela jinai tęsis ir tik kyla klausimas, kur. Ir taigi jo kūną jau atakuoja laikas ir apie ką jisai tą akimirką galvoja. Ir natūralu, kad jisai galvoja apie tą, ką jisai per visą gyvenimą daugiausiai ryškiausios mintis per jo visą gyvenimą. Tai jos pasireiškia ir per mirtį. Taigi yra pavojus pasinerti į materialias mintis, tai yra žmoną, vaikus, nes tai irgi yra užmarštis, kad pamiršti tikrąjį tikslą. Ir kaip Bhagavad Gitoj yra ta šloka, kad 8 skyriaus 6 tekstas, čia šitoj knygoje, man atrodo, kad iš tikrųjų. Kokią būseną atsimins paliekantis kūną žmogus, o kunti sūnau, į tokią būtinai pateks. Ir komentare aiškinama Prabhupados, kad kaip lemiama mirties akimirka kinta žmogaus būtis, žmogus, kuris gyvenimo pabaigoje palieka savo kūną galvodamas apie Krišną, pasiekia transcendentinę aukščiausio viešpaties gamtą. Netiesa, jog tas, kuris galvoja ne apie Krišną, irgi pasiekia tyrą transcendentinį būvį. Tai reikia labai gerai įsidėmėti, kaip mirties metu išlaikyti tinkamą proto būklę. Tai Maharaja Bharata buvo didė asmenybė, tačiau mirties akimirką galvojo apie elnę ir kitą gyvenimą gavo elnio kūną. Būdamas elniu Maharaja Bharata prisiminė savo ankstesnį gyvenimą, tačiau elnio kūno jau negalėjo atsikratyti. Žinoma, mūsų mintys susikaupusios per visą gyvenimą lems tai, apie ką mes mąstysime mirties akimirką. Taigi šiame gyvenime kuriame savo kitą. Jei dabar žmogus gyvena valdomas dorybės, gunas nuolatos galvoja apie Krišną, tai ir prieš mirtį jis atsimins.
tai tai padės jam persikelti į transcendentinį Krišnos būtį. Ir, bet šiuo atveju dar būna variantai kaip gera žmona, bloga žmona ir kai žmona bendradarbiauja ar nebendradarbiauja. Ir čia kaip ir atrodo tekste, kaip ir palanki situacija, nes rašo, kad žmona labai atsidavusi ir kai žmona nebendradarbiauja, tai vyras galvoja, sanjas, kuo greičiau. Ir vyras mano, kad tai pragaras ir tai galvoja, kad nepalanki situacija. Bet bendradarbiaujanti žmona pagal šitą tekstą yra taip pat pavojinga, nes vyras prisiriša tada, kaip į tas, kai aš paliksiu kūną. Ir jeigu žmona miršta anksčiau už vyrą, tada atrodo vyras gali ramiai numirti, kad jam nereikia jaudintis dėl žmonos. Bet nėra tokių dalykų, kad ramu bus, ar čia tokia žmona, ar čia tokia žmona. Svarbiausia, ar žmogus yra Krišnos sąmoningas ar ne. Ir tai, kad šalia yra kitas žmogus, neturi jokios reikšmės, nes visi šitie dalykai yra iš materialaus požiūrio taško. Ir Purančianas turi labai skaisčią ir palaikančią žmoną. O pavyzdžiui, kaip, nežinau, kurio giesmėje, Anga turėjo žmoną, kuri jo nepalaikė, o sūnus gimė nenaudėlis, Vena. Todėl atrodytų, kad kokia nepalanki situacija, tokia žmona ir toks sūnus. Bet iš tikrųjų, kuris iš jų dvasiškai palaimintas šiuo atveju, nes Anga kaip ir galėjo atsirišti, nes, turėjo tokią žmoną, lengviau atsirišti gal. Tai čia daugiau kokia yra sąmonė materiali ar Krišnos sąmoninga. Ir jeigu visą gyvenimą labai užimtas materialia veikla žmogus, tai tada jisai dvasiškai neturi laiko ir mirties akimirka, natūralu, kad jisai gali galvoti apie materialius reikalus. Ir taip pat čia toksai yra paminėtas pavojus, kad apie išlaikymą, kai vyras išlaiko žmoną ar ne, vaikus, šeimą. Ir tai gali vyras bijoti, kad manęs nebus ir viskas sustos ir pasaulis, bet pasaulis buvo palaikomas milijonus metų, bet žmogui atrodo, kad ne, aš padarysiu kažkokią didelę įtaką, kad be manęs pasaulis tai jau žlugs, kad aš kažkoks svarbus, dangus nukris, kad dalykai kažkokie nebevyks be jo. Bet arba iš kitos pusės būna, sako, tai nieko negaliu pakeisti šiam pasauliu, ar taip, tai daugiau tokio kaip pabėgimo būsenai, neprisiema atsakomybės, sako pareigų, ar ne. Taigi, išlaikymas pavojus yra tame, kad tu gali pradėti galvoti, kad tu čia išlaikai, kad tu esi vykdytojas, kad tavo kontrolėje yra viskas. Ir toks yra pavyzdys duodamas kaip dramblys ir skrusdelė. Tai yra skirtumas, kiek kuris valgo, bet jie kaip ir abu pavalgę ir gamtoje išsilaikę. Tai daugiau tiesiog yra sąmonė, kad jei aš tarnauju Dievui, kodėl jisai negalėtų išlaikyti jų? Kas yra viso ko prižiūrėtojas. Ir jeigu Dievas nori tau kažką duoti, tai kas jam gali sutrukdyti, o jeigu Dievas nori kažką atimti, tai kas gali sustabdyti. Tai šiuo atveju Purančiana irgi galvoja, kas išlaikys mano šeimą. Ir taigi kaip tapti intelektualiu šiuo atžvilgiu. Ir tai tiesiog tapkite atsidavusiai, kai viskas gerai ir kai dar nemirštate. Kiti galvoja, vėliau, tai kam čia dabar. Bet kai ištinka mirtis, tai tada jau nelaikas treniruotis. Ir kaip pavyzdžiui būna kažkokie mokymai, ten evakuacijos ar kariniai mokymai, tai yra pratybos. Tai čia panašiai, tai nėra, kad tu ištinka karas ir kitaip, nežinotum nei kur bėgti, nei ką daryti, o yra, ar ten gaisras kažkoks. Tai yra treniruotė, visas gyvenimas yra treniruotė, kad jau kai bus ta akimirka, ar ne,
ar gera žmona, ar bloga žmona, ar visa šalis verkia dėl jūsų, ar šeima verkia, ar kas, ar palanki šeimos situacija, ar nepalanki, bet kad jūs prisimenat galutinį gyvenimo tikslą ir esat Krišnos sąmoningas. Ir kartais net iš tikrųjų grihasta gali išlaikyti geresnę sadhaną negu sanjasis. Ir iš tikrųjų bet kuri situacija turėtų būti priimta kaip dvasinė palaima, nes tiesiog priklauso nuo to, kur jūsų yra mintis, ar jūs prisirišęs prie Krišnos ar prie kažko kito. Tai galima pagalvoti, tai kaip grihasta bus neprisirišęs šeimos, tai ar čia išeitis. Tiesiog daugiau yra pirminiai prisirišimai ir antriniai, tai kad nebūtų Krišna kažkoks ten, 10-oji eilėj prisirišimas, o tada vis tiek mirties akimirka jau ten vis tiek galvosit apie tai, kas buvo. Ir čia tokia istorija apie tai, kad tada galima pagalvoti, tai kad tada grihasta, tai tada geriau gal neprisirišti iš viso ar ne prie žmonos ir taip toliau. Bet va čia tokia istorija, kaip asmeninis Ramanudžos tarnas buvo grihasta ir žmonės jį kritikavo ir tada Ramanudža pasiuntė 2 žmonės, kurie kaip patikrinimai tokiam, kad pavogtų papuošalus. Ir jie atėjo į namą, kuriame ilsėjosi jau to tarno žmona, ir ji buvo su auksiniais auskarais ir auksuotom apyrankiam, bet ji jos atpažino ir pamačius, kad tai Ramanudža ačarijos, jos guru mokiniai, jie apsivertė ant šono, kad jie lengvai galėtų pavogti jos tos auksinius papuošalus. Bet tada jį pagalvojo, kita pusė paslėpta, tai aš gal apsiversiu, kad ir kitus papuošalus galėtų pavogti. Ir tada jie išsigando, kad gal jinai atsibudo ir išlėkė iš namo ir pro stogą, nes jie buvo pro stogą, ir jie pasislėpė miške ir žiūri, kas toliau vyks. Ir atėjo tas Ramanudža, jau tas tarnas, kurį kritikuodavo kaip grihasta, ir pamatė, kad jo žmona turi, ir jisai tas tarnas pamatė, kad jo žmona turi papuošalų tik ant vienos pusės. Ir jis paklausė, tai kas tau atsitiko, kodėl tu nešioji papuošalus tik tai ant vienos pusės. Ir jį papasakojo, kas nutiko, ir jisai pasakė, tai tavo problema, tu manai, kad tau priklauso papuošalai, viskas priklauso guru, tu neturi nieko, ką galėtum jam atiduoti, viskas jau priklauso jam. Ir tada visą tai išgirdo miške tie pasislėpę Ramanudžos tarnai ir nuėjo ir tam Ramanudžiai papasakojo viską. Ir tada Ramanudža pasiuntė juos į brahmacharių ir sanjasių namus. Ir jie tiesiog paėmė jų kopinas, tas strenjuostes, ir sumaišė jas. Ir jie ryte atsibudo ir pasakė, pradėjo pyktis, kad tu paėmė mano strenjuostę, ne tu, ir susikivirčiojo dėl strenjuosčių, kas yra tiesiog paklodė, kuri taip vyrai apsivinioja. Ir tai va, o grihasta jis prarado savo auksą, bet barė žmoną sakydamas, kad ji prarado gurų turtą, o ji tuo tarpu manė, kad duoda savo papuošalus, bet šiaip ar taip viskas priklauso gurų. Bet sanjasiai vėlavo ateiti į gurų pamoką, nes ginčėsi, kieno kas strenjuostę paėmė. Tai tuomet Ramanudža paklausė, kas atsitiko, ir jie paaiškino, kas atsitiko. Ir visi sanjasiai pasijuto sugėdinti, kad kovojo dėl savo strenjuosčių. O grihastos buvo neprisirišę net prie aukso. Tai kokia tos strenjuostės vertė, tai nesvarbu, ar vyras, ar moteris, ar grihasta, ar sanjasis, tai svarbu, kokia jūsų sąmonė. Tai čia va kaip ir irgi. Nesvarbu vyras, žmona, kas ten aplinkų, ar
verkia tavo mirties akimirką ar kaip. Tai čia irgi sako, net nesvarbu, koks ašramas, ar sanjasis, ar grihas, ar taip toliau, svarbu, kokia yra sąmonė, ar tu kovoji dėl strėnieščių, ar tu gal kaip tik atidavęs, net neprisirišęs prie aukso, gali atiduoti kurų, ar ne? Taip pat šitam tekste yra kalbama, kad Puranjano žmona buvo labai atsidavusi. Tai pagal Vedas, kas yra ta atsidavusi žmona. Tai čia toksai tokia gal kardinali šiek tiek istorija šiais laikais ir ją reikia teisingai suprasti, bet irgi tokia istorija apie atsidavusią žmoną, kur kartą išminčius Vyasa nuvyko į Brahma loką, kad viešpats Brahma išaiškintų jam abejonės tam tikrais dvasiniais klausimais ir aptarė tam tikras įvairias religinės temas, ten asketizmo svarbą ir įvairius viešpatės viršinių įsikūnimus, kad apsaugotų teisingumą. Viešpats Brahma pasakojo istoriją apie Brahmanę, kuri dėl savo skaistumo turėjo dieviškų galių. Tai kad senovėje Pratistanpur Nagare gyveno Brahmanas vardu Kaušik ir jisai sirgo raupsais, bet jo žmona vis tiek buvo labai tyra ir ištikima jam. Ir jo žmona būdavo nuolatos ant kojo, kad tik tai patenkintų visus jo reikalavimus ir rūpintis visais jo poreikiais. Tačiau jis vis tiek pasitaikius pirmai progai, be jokios priežasties ten įžeidinėjo savo žmoną ir panašiai. Tačiau žmona neprieštaravo tokiam jo elgesiui, puikiai suprasdama tiesiog vyro sergančio tokia baisia liga, kaip raupsai nusivylimą. Ir vieną dieną įvyko kažkas, kas labai supykdė tą Kaušiką ir jis apimtas įniršio pareiškė tokį neįmanomą reikalavimą, manydamas, kad žmona tai tikrai niekada jo neįvykdys ir suteikdama jam progą ją prakeikti ir kad jis pasitenkintų. Ir piktai išaukdamas ant žmonos, tas Kaušikas pasakė: amžius tau pradėjo daryti poveikį, tu nebeatrodai graži kaip anksčiau, bet to pradėjai mane apleisti, nuvesk mane pas gražią prostitutę, kad galėčiau patenkinti savo seksualinį potraukį. Ir Kaušik žmona tai labai skaudino, švirkščios ir nesąžiningos jo pastabos, tačiau ji išliko šalta ir rami. Ir būdama tyra ir ištikima žmona, ji neturėjo kitos išeities, kaip tik paklusti vyro įsakymai. Taigi jinai išėjo į prostitutės namus, neždama dar tą vyrą Kaušik ant pečių. Ir prostitutės namai buvo labai toli ir jiems dar pakeliui sutemo. Ir dėl tamsos Kaušiko žmona negalėjo pamatyti pakeliui išminčiaus Mandavijos, kuris nepaisant savo nekaltumą buvo atiduotas karaliui, kuris jam skyrė griežtą bausmę. Ir jis buvo priverstas sėdėti kažkaip, nežinau, ten rašo, ant smailėjančio kūgio, kuris prasiskverbęs per kūną perskrodė net kaukolę. Nežinau, čia taip. Tačiau būdamas didelis išminčius, Mandavija net ir tokios skausmingos fizinės būklės buvo įsitraukęs į meditaciją, jis visą laiką meditavo. Bet dėja Kaušiko kojos, kur žmona nešė tą raupsuotą vyrą, kurios kabojo ant žmonos pečių, netyčia palėtė to išminčiaus Mandavijos kūną ir jo meditacija buvo sutrukdyta. Ir jis išėjo iš meditacijos būvio. Ir dėl to pakėlė tą nepakeliamą fizinį skausmą ir prakeikė, kad tas, kuris sutrukdė jo meditaciją, nesulauks kitos dienos saulei pakylant. Ir kitą dieną tas vyras, tas Kaušikas, kur sirgo raupsais, mirė, tačiau jo žmona, kuri visiškai pasitikėjo savo skaistumo gale, žinojo, kad jos vyras vėl bus gyvas. Ir ji piktai prakeikė tą išminčių, kuris klaidingai įsivaizduoja savo galią, kad jis mano, kad tik jis gali valdyti gamtos reiškinius. Bet turbūt nežino, kokius žygdarbius gali atlikti nekalta moteris. Ir sako, aš įsakau saulei nuo rytojaus nekilti. Ir iš tiesų saulė nuo kito ryto nustojo kilti,
o tai sukėlė katastrofiškus padarinius ir pasaulyje viskas pavirto į šipulius, todėl dievybės labai susirūpino ir jie atėjo pas Brahma su prašymu atskleisti, kodėl saulė nustojo kilti. Ir jiems pasakė, kad visa tai vyko dėl tyros moters prakeiksmo ir papasakojo visą istoriją. Ir Brahma atskleidė jiems, kad niekas išskyrus Sati Anusudžą negali sugrąžinti tvarkos pasaulyje. Tai patarė jiems kreiptis pagalbos į Sati Anusudžą, kuri garsėjo savo išskirtiniu skaistumu. Taigi visos dievybės nuėjo pas Sati Anusudžą ir paprašė, kad ji priverstų saulę pakilti, kad pasaulyje vėl įsivyrautų tvarka. Ir Sati Anusudža sutiko padėti sugrąžinti tą visą normalų pasaulį. Dėl savo tyrumo ji ne tik kasdien privertė pakilti saulę, bet ir privertė mirusį Kaušiką vėl gyventi. Tokią galią turi moteris praktikuojanti asketišką skaistybę. Yra daugybė pavyzdžių tokių moterų, garsėjusių savo skaistumu ir stabo irgi viena iš jų. Tai čia, aišku, šiais laikais tai pavojinga gal girdėti tokias istorijas, ypač gal vyram, kad kiekviena moteris neturėtų toleruoti tokio suriško gal vyro šastros. Kiekvienai taisykliai daro išminti, kad išmokinti tam tikras pamokas. Todėl ši istorija nesuteikia teisės vyrams blogai elgtis su moterim, bet tiesiog šios istorijoje sakoma, kad moteris bus apsaugotos ir apdovanotos aukštesnė galia, kuri ateina kartu su skaistumu. Tai čia šitam tekste irgi sako, kad Puranjana žmona nebuvo nekooperuojanti ir kažkokia kaip tik atvirkščiai, jinai buvo labai atsidavusi ar ne Puranjanai. Bet tai ta situacija irgi yra labai pavojinga, kadangi mirties akimirka gali būti labai sunku atsirišti. Ir tai va, tai dar viena tokia istorija, kur, čia kur galvoja, tada gal geriau, kam nereikia gal tos žmonos, tada aš neprisirišiu iš visą, ar ne. Ir toksai buvo Gaura Kishora Das Babadžio Maharadžo pasiekėjas vardu Šambu Babu, ir jisai vėliau priėmė žmoną ir vedė, ir tada jisai atėjo pas Gaura Kishora Das Babadžį ir nusilenkė. Ir pamatęs jį, vienas iš bhaktų pasakė, kad Maharadža Šambu Babu atėjo ir dabar jisai yra vedęs. Ir čia taip kaip. Ir Gaura Kishora Das Babadžį tiesiog pasakė, labai gerai, kad Šambu Babu dabar vedęs. Tada jis davė jam nurodymą. Šambu, turėtum suprasti, kad tavo žmona yra Krišnos tarnaitė. Įteiks malonumą Krišnos juslėms, o ne tavo juslėms. Turėtum ją suvokti kaip Krišnos tarnaitę, Vaišnavę, ir kad ji skirta teikti malonumą Krišnos juslėms. Todėl kasdien turėtum jai nusilenkti ir paimti jos maisto likučius, nes ji yra Vaišnavė. Tokia yra Vaišnavų šeimos sistema, kad anksti ryte vyras ir žmona atsikelia ir nusilenkia. Ir, tai kaip tada išeina, kad, nes kam tarnauji ir tada tu prisiriši, ar ne? Tai natūralu, kad jeigu tarnauji žmonai, tai prisiriši prie žmonos. Tai kaip tada išeina, kad tarnauti žmonai, bet neprisirišti? Tai tarnauti šeimai kaip Krišnos šeimai, kaip Dievo dovana, kaip Krišnos dovana, kurią Krišna davė man, kad aš rūpinčiausi jos tobulėjimu Krišnos sąmonėje. Tai moteriams tas pats galioja, kad aš rūpinčiausi savo vyro tobulėjimu Krišnos sąmonėje, ar ne? Ir kad pirminis šaltinis yra rūpinimas, yra Krišna ir ne kūno sąmonėje. Ir nėra taip, kad jei mylimas žmogus kenčia, tai ir aš kenčiu. Ne, jūsų tarnystė jam padeda suvokti, kad Krišna yra globėjas, ne kad aš tave globoju, kad Krišna yra globėjas. Ir kad ne aš esu viską kontroliuojantis ir prižiūri, bet Krišna rūpinasi. Tai šeimos idėja yra tobula Krišnoje su Krišna ir Krišnos sąmonėje. Taigi dėmesį ir trauką reikia sutelkti į Krišną ir nukreipti troškimus.
ir atsirišimas ateina per bhakti. Ir taigi Krišnos sąmonė turi būti įtvirtinta kiekvienuose namuose. Ir jei vyras ir žmona labai prisirišę vienas prie kito Krišnos sąmonėje, jie abu gaus naudos, nes Krišna yra jų egzistencijos centras. Jei vyras yra per daug prisirišęs prie žmonos, kitame gyvenime jis tampa moterim. O jei moteris per daug prisirišasi, į kitam gyvenimą tampa vyru. Bet jeigu abu prisirišę prie Krišnos, tai jie abu tada gauna naudos. Ir gal dar vieną tokį, tai kaip būnant šeimoje, bet vis tiek paskirti gyvenimą Krišnai, tai čia iš Bhakti Charu Maharaj knygos, va Prabhupada veda kaip vaiką pakeliui namo. Ir tai jisai, kai susitiko su Prabhupada vieną dieną ir kokį jisai gavo iš jo nurodymą iš Prabhupados, bet jisai aišku buvo sanjasis. Tai čia dar tai Prabhupada buvo ant stogo su šūsnim laiškų ir jis Bhakti Charu Maharaj iš bengalų kalbos į bengalų kalbą ir iš bengalų kalbos padėdavo versti Prabhupadai ir jisai perskaitė garsiai laišką ir pasižymėjo, ką reikia atsakyti ir tada pasiliko kaip asmeninis kaip tarnas ir buvo ir Hari Shauridas, Prabhupados mokinys. Ir jisai pamatė, kad jisai neišeina, kad jisai tos laiškus kaip jau pabaigė, bet jisai vis tiek dar, nes jis norėjo ko ilgiau pabūti su Prabhupada. Ir Šrila Prabhupada jam pasakė, kad tiesiog pasiūlyk šitą gyvenimą Krišnai. Tiek daug gyvenimų bandėjai tenkintis, bet matai, kad vis tiek esi nepatenkintas. Tiesiog pasiūlyk šitą gyvenimą Krišnai ir neįsitrauk į jokias moteris. Šis prisirišimas prie moterų yra kaip iliuzinė energija palaikyti tas gyvasias būtybės prisirišusias prie materialios gamtos. Todėl materiali gamta yra vadinama Maitūnija Agara, kaip kalėjimas seksualinio troškimo. Ir šitoj materialioj gamtoj kiekvienas yra prisirišęs prie priešingos lyties. Ir tai yra grandis, kuri riša prie va šito materialaus gyvenimo kalėjimo. Tai va, tai iš tikrųjų, čia taip gal drastiškai pasakė, nes gal, Prabhupada, aišku, žinojo, kad jisai bus sanjasis, bet va kaip ir pradžioj, kad nesvarbu, kuriam ašrame, vis tiek gali paskirti gyvenimą Krišnai ir gali arba galvoti apie Krišną, arba negalvoti, priklausomai nuo to, ką tu gyvenime, kam daugiausiai skyrei dėmesio ir apie ką daugiausia galvojai. Ir dar gal vieną tekstą iš 5 giesmės, pirmo skyriaus 18 tekstas, kad pavyzdžiui, jeigu šeimininiam gyvenime, tai kaip tada ne tai, kad suvaldyti juslės, bet apie tą kaip atsirišimą, ar ne? Kad protą ir 5 juslės nuosekliai tramdantis šeimos žmogus yra tarsi valdovas, iš savo tvirtovės sėkmingai atremiantis nuožmus priešo antpuolius.
Kai jis išeina šeiminio gyvenimo mokyklą ir jo geiduliai nurimsta, jis gali keliauti bet kur, nes jam nebegrėsia jokie pavojai. Tai čia kaip tik pirmą šeimoje tu kaip apsivalai nuo tų potraukių ir juslių. Ir komentaras. Vediškoji 4 varnų įrašomų sistema yra natūrali ir dėsninga. Svarbiausias jos uždavinys – padėti žmogui suvaldyti juslės. Dar prieš pradėdamas šeimos gyvenimą, grihastašramas mokinys rengiamas tapti džitendryja, juslių nugalėtoju. Brandą pasiekusiam mokiniui leidžiama sukurti šeimą. Kadangi nuo jaunumės jis mokomas valdyti juslės, sulaukęs 50 ar daugiau metų, kai jaunystės aistrų audros nurims ir priartės senatvė, jis pasitrauks iš šeimos ir taps vanaprasta, o vėliau užbaigęs pastarąjį savo dvasinio tobulėjimo etapą, duos sanjaso įžadus. Toks dvasiškai išprusęs ir visiškai pasaulio atsižadėjęs žmogus gali keliauti bet kur, nesibaidindamas tapti materialių troškimo auka. Juslės pikčiausi mūsų priešai. Tačiau kaip valdovas už patikimos tvirtovės sienų gali sutriuškinti galingą priešą, šeimos žmogus už grihastą ašamos sienų gali veikti jaunystės geidulius ir tapti vanaprastą, o vėliau ir sanjasų. Tai čia apie tą patį ir kaip šitam šiandienos tekste jisai turėjo atsidavusią žmoną, bet mirties akimirką galvojo apie ją ir apie vaikus ir kaip jinai išlaikys ir išsilaikys po jo mirties. Bet jisai tiesiog pamiršo galutinį, tai viskas yra su to gerai, bet jisai pamiršo tą galutinį tikslą ir buvo prisirišęs ne prie Krišnos, o prie šeimos. Tai va. Tai gal tiek norėjau šiandien papasakoti, jeigu turit kažkokių klausimų, o ne? Tai man antra varbu. Ačiū, jūs pasakoti apie atsidavusią žmoną ir minėjot, tai gera bloga žmona, ar atsidavusi ir gera žmona, Ar gera žmona ir bloga žmona yra tas pats ir atsidavusi? Ar gera žmona ir atsidavusi žmona? Ar gera žmona ir atsidavusi žmona yra ta pati savoka? Ar kas yra bloga žmona? Ir kas yra bloga žmona? Geras klausimas. Tai čia jūsų žmona geriau atsakytų už mane. Bet gera žmona nuo atsidavusios žmonos, tai čia irgi, man atrodo, yra skirtumas tarp materialios sąmonės ir Krišnos sąmonės. Gera žmona, kažkas galėtų pagalvoti, kad va, jinai tenkina mano poreikius, aš čia noriu pavalgyti, čia jinai man tą atneša, čia jinai taip, kad tenkina juslės, bet jinai gali irgi nusitemti taip žemyn tą vyrą, man atrodo. Ir atsidavusi žmona, tai jinai, kur jinai ir plus gal irgi reikalauja visko, ar ne, kad gal tu nupirk daugiau man ir vis tas vyras turi daugiau įsitraukti į materialią veiklą, vis daugiau uždirbti, vis daugiau užsimti materialią veiklą ir mažiau laiko lieka ar ne dvasiniai praktikai. O atsidavusi žmona, tai galbūt kur tiesiog jinai tarnauja ir, aišku, gal taip neegzistuoja, kad taip visiškai besąlygiškai, bet tiesiog tarnauja ir kaip tik padeda vyrui priartėti prie Krišnos. Gal jinai tarnauja jam, pavyzdžiui, kai būna kiti gurų turi žmonas, tai jos daugiau tarnauja, kad jisai turėtų laiko pamokslauti, kad jisai galėtų kitus atvesti Krišną, kad jisai galėtų praktikuoti, ar ne? Ir, nes aišku, jeigu vyras praktikuoja, tai tas pats visas, ta pati nauda ir žmonai ateina, ar ne? Tai aš taip interpretuočiau tą. O kas yra bloga žmona? Tai čia va gal jau kažkiek ir paliečiau, bet bloga žmona, bloga žmona, kas yra bloga žmona? Bet va, pavyzdžiui, šiuo atveju sakė, kad Anga turėjo
kaip ir blogą žmoną, kuri gal nepritarė jo ten dvasiniai praktikai ir ten net ne tai, kad neparėmė ir taip toliau, bet tuo pačiu šiuo atveju sakoma, kad dvasiškai tai yra palaiminimas, nes jisai galėjo lengviau atsirišti. Tai taip, o tai dabar pasakyti bloga žmona, tai gal kuri nežinau, kas yra bloga žmona. Gal jūs kažką pasakyti. Kuri neužsiema dvasinę praktiką. Nu, bet, žinot, yra, pavyzdžiui, Indijoje, ar ne, tai net neprivaloma moteriai užsimti dvasinę praktiką. Jis tiesiog rūpinasi vaikais, būna namie, daro valgyti, o vyras praktikuoja dvasiškai ir jisai skaitosi, kad va, jisai visus ir tai va, o sakoma, jeigu vyras yra, nu, ne tai, kad kvailys, tai tada pati turi stengtis. Bet iš tikrųjų, taip teoriškai, tai kaip ir turėtų vyras ar ne nuvesti pas Dievą, o moteris tiesiog tarnauja vyrui. Tai gal tokiu atveju būtų bloga žmona, kuri net ne tai, kad nepraktikuoja, bet kuri net ir netarnauja vyrui. O jinai dar tiesiog viską tempia į materialią tą pusę, jeigu taip iš dvasinės pusės šnekant. Aš taip galvočiau. Kas dar? Gal jūs turit kažkokį klausimą? Plati savoka, ar egzistuoja gera ir bloga žmona? Nes tu gali galvot, kad tu gera tam vyrui, bet tu vis tiek gali būti bloga. Taip, kaip aš apibūdinau, bloga žmona. Bet tu gali būti ir gera. Nu, man pirma mintis, kai jūs klausėt, tai buvo apie karmą, kad kartais atrodytų, tai, nu, čia irgi, aišku, išoriškai atrodytų, kad va, ten, pavyzdžiui, žmona kažką padaro vyrui ir tokio, nu, iš šono atrodytų, kad oh my god. Bet pavyzdžiui, jo karmai gal tai yra geriausia išmokti jo pamokai tai. Tai taip, tai čia irgi gal nėra, kad nereiktų gal tas dalinimas juoda ir balta, Indijoje tokio iš viso net nėra, gera žmona, bloga žmona, gal taip nereikėjo sakyti net irgi man, bet gal svarbiausia ir ar Krišnos, nu tiesiog, ar Krišnos sąmoninga ar ne Krišnos sąmoninga šeima. Ir tai jie abu tiesiog turi stengtis kaip vienas kitam padėti tapti aukštesnės sąmonės. Tai jeigu yra tokiu būdu gali tapti, kur tave kankino kažkas, žmona, pavyzdžiui, ar vyras, jeigu tik tokiu būdu gali išmokti kažkokias pamokas, tai matyt tada ta bloga žmona gal yra gera žmona, nes jinai tau padeda dvasiškai patobulėti. Nežinau. Kaip jūs manat? Faktas. Nuo sąmonės priklauso kaip koks karalius? Anga, karalius Anga. Jisai paliko žmoną ir atsidavė viešpačiui. Jeigu žema sąmonė, tai tada tu kaltini žmoną. Nu va, čia irgi geras aspektas. Tai jo, kad tu neprisėmė atsakomybės, kad, nu, jo, tu visą laiką turi pasirinkimą, pasirinkti viešpatį. Prabhupada irgi paliko žmoną ir vaikus, nes jie pardavė jo rankraščius, dėl arbatos irgi kažkaip ten neatsisakė, ar ne? Jo, pati gerą arbatą. Prabhupadai tai išėjo į naudą. Visam pasauliu išėjo į naudą. Ir dar dabar eina nauda ir neprieš tiek malonės. Ir Prabhupada išgelbėjo. Ir žmoną, ir vaikus, nes jis atsidavęs. Tai ten N kartom. Tai va, tai gal nereiktų žiūrėti iš to materialaus požiūrio, taip kas taip atrodo, tam tarpsne, kad turim mąstyti dvasinę kategoriją iš amžinybės aspekto.
materialia prasme mes netiksim materialistų sąlygų ir savokų. Ir jie gali manyti, kad mes blogi ar kažkokie. Mes turim vadovautis guru ir šventraščio nurodymais. Ir mes negalim jiems įtikti ir net negalim pataikauti. Nes jie visai kitą supranta, kas yra gera ir kas yra bloga. Nu, va, jo, ir jie tikrai kitaip suprastų, kas yra gera žmona ir kas yra bloga žmona. Tai va, kas dar yra atsakymas? Tai gerai, tai gal tiek. Šrimad Bhagavatam ki jai, Šrila Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai, Guru Premanandi.